Sveiki! Šiandieną papasakosiu apie Lancome dekoratyvinės kosmetikos naujienas ir tikromis žvaigždėmis šią vasarą spindinčius produktus. Tai yra Grandiose blakstienų tušą ir Grandiose blakstienų akių pravedimą. Tai pradėsim nuo blakstienų tušo. Tušas yra be proto gražioje ir šiuo metu tikrai madingoje matinėje pakuotėje. Viduje yra be proto graži daili Lancome simbolių laikoma gėlytė. Ir aišku, lašo formos pakuotė žada kažką stebuklingo ar unikalaus, nei esame įpratusios matyti blakstienų tuše. Na ir taip yra dėl to, kad iš tiesų aplikatorius yra tikrai unikalios formos, jis yra ne tik išlenktas, bet ir suktas, ir taip yra dėl to, kad būtent šis lingis yra pritaikytas mūsų blakstienos lingiui. Ir būtent vienu ar net porą prabraukimų galime pasiekti visas blakstienas. Aišku, aš esu pasidažiusi, tad tai yra šiek tiek kitaip, bet pačios matote, kad būtent tokiu būdu užriesti galime blakstienas vos porų prabraukimų. Ir aišku, aplikatorius yra guminis, tad patiks visoms guminių šerelių mėgėjams. Tikrai sodrus, labai ryškios juodos spalvos, pati konsistencija be abejo kinta su laiku, tai pradžioje šiek tiek yra lengvesnė, po to šiek tiek sutirštėja. Bendrai paėmus produktas tikrai suteikia labai dramatišką, labai efektyvų efektą ir tikrai patiks toms, kurios mėgsta ryškias, sodres, storas, užriestas blakstienas, nes būtent tokį efektą suteikia. Mano asmeninis patarimas arba toks kaip ir triukas, tai yra naudoti du blakstienų tušus vienu metu, tai aš antrą naudoju Lancome labai seną mėginuką, galbūt miniatiūrą iš Lancome Hypnose, kuris yra sukurtas ilginti blakstienas. Tokiu atveju esu užtikrinta, kad gausiu ir ilginantį, ir tankinantį, ir riečiantį efektą vienu metu. Na ir kaip matote, tikrai blakstienos yra labai dramatiškos, tai yra mano pačios natūralios blakstienos, tiesiog dedu daug laiko, daug pastangų ir šį kartą pavyko gauti labai patogų, parankų produktą tokioms blakstienoms susikurti. Kitas nemažiau efektyvus ir džiuginantis produktas tai yra akių pravedimas blakstienoms. Ir vėlgi, kaip matote, tai jis suteikia tą tokį ryškų ir dramatišką efektą. Be abejo, tokį efektą sukūrė dėl to, kad aš tokį pasirinkau. Tikrai galima susikurti kur kas lengvesnį, dienai pritaikytą akių pravedimą. Ir geriausia yra tai, kad pravedimas yra sukurtas tokiu principu, kad jį yra labai lengva valdyti net toms, kurios nėra pratusios prie akių plunksnelės. Ta plunksnelė tikrai paslanki, tačiau nėra labai lengvai nuslystanti. Dėl šios priežasties tikrai nebūtina turėti labai didelių įgūdžių naudojant šią priemonę. Bendrai paėmus produktai tikrai yra verti dėmesio ir rekomenduojame naudoti tikrai ne tik vasarą. Produktai tikrai bestselleriais ko gero taps ne tik vasarą, bet ir rudenį ar žiemos metu, nes be abejo akių makiažas, ypatingai blakstienų tušas, tai yra priemonė, dekoratyvinės kosmetikos priemonė numeris 1 kiekvienu metų laiku, o ypač vasarą, kuomet norime leisti savo odai pailsėti, galima investuoti į geresnes ir ryškesnį efektą suteikiančias dekoratyvinės kosmetikos priemonės skirtas mūsų akių grožiui paryškinti. Tai tiek iš manęs šį kartą ir susitiksim kitą kartą.